Google AdWordsus, jie Facebook'e darydavo tokias apklausas, ko labiausiai žmonės emigracijai pasilgsta. Ir žmonės atsakinėdavo, kas sulaukdavo didesnį skaičių, sakykim, laikų, ir vienas ten buvo serija tokių apklausų, ir vienas sakė, labai pasilgo tiesiog lietuviškos mėsos, lietuviško kumpio. Tai ką jie darė, nugalėtojų jie tiesiog ėmė ir atvežė. Ar ne? Tai po to visos nuotraukos, visas šnekėjimas, pilnas Facebookas nuotraukų, komentarų, visa kita. Sako, mes gavom didesnį žinomumą tarp emigrantų auditorijos, negu mes būtume sumokėję pinigus, tos pačius pinigus, sakykime, įdėję į Google AdWordsus. Dėl to šitoje vietoje jūs visą laiką finansai startuoliams patys žino, tai yra visada jų trūksta. Tai klausimas yra, o kokiu būdu jūs galite parodyti savo būtent idėjos pritaikomumą kažkur tai tiems žmonėms, kurie galbūt iš karto net nesupranta pačios idėjos. Nes lygiai taip pat, kai aš buvau girdėjęs TransferGo, kaip tą kompaniją, sakau, aš žinau jūsų startupą, nes mačiau loginę. Bet ką jūs darote, aš žinau, kaip jūs pinigus pervedinėte. Bet kur, kaip ir ką, aš nežinau, sakau, tu sėsk man ir paaiškink, ar ne? Jis man paaiškino, o mes kaip tik tai tuo metu turėjom vieną tokią situaciją, kai reikėjo persivesti pinigus, bet čia įmonei pinigus iš Didžiosios Britanijos, tada prasideda, tai tu nueik į banką pasidaryti svarai sąskaitą, dar kažką tai, ir tiesiog susisiekėm su jais, ar klausyk, o jūs įmonėms darot, savo darot. Tai tas norėjimas sužinoti, ką tas startupas daro, mums sutaupė apie 30-40% tarptautinių pavedimų, nes mes pasidarėm per tą įmonę. Tai kas yra svarbu, pasakokit savo istorijas. Pasakokit istorijas ir ieškokit žmonių, kurie kažką yra darę vienoje ar kitoje rinkoje. Jeigu jūs nusimatėt savo rinką, pavyzdžiui, Didžiąją Britaniją, ieškokit startupų, kurie jau ten išeidinėjo. Žiūrėkit, kas buvo, kokiais būdais jie tą darė. Tiesiog bandykit susirinkti geriausias patirtis, nes ne vienam vadovėlį to nebus parašyta, ne vienam žurnale to nebus parašyta. Deja ir Delfis to neišspausdinus, nes tą, ką jau spausdina žurnalai, tą jau žino visi. Iš principo, jeigu norit kažką padaryti kitaip, susitikit su žmonėmis ir šnekėkit. Čia yra viena iš mano tokių patirčių, kur šnekėti apie didelės komunikacijos sistemas, visą kitą, galima su dideliam korporacijom. Šnekėti startuoliams apie didelės sistemas komunikacijų yra tas pats, kaip į paprastą žvejybos valtį įdėti tanklaivio navigacinę sistemą. Su visa ta navigacinė sistema tas tanklaivis paprasčiausiai nuskęs, nes ir lėšos, ir būtent žmonių poreikis tiesiog neatlaikys ir tas yra nereikalinga. Jūs iš principo kaip startupai turit perskaityti pirmiausia partizaninį marketingą. Vienas iš tų dalykų, kuris yra labiausiai jums reikalingas. Pagalvokit, kaip pigiausiais būdais galima pasiekti savo rezultatą, bet visą laiką žinokit, kad sudominkit, ar ne? Jeigu neturit savo komandoj to vadinamo istorijų pasakotojų, susiraskit storytellerį, kuris iš tikrųjų jis padės jums papasakoti istoriją Delfiui, padės istoriją papasakoti investuotojui, padės istoriją papasakoti bet kam potencialiam klientui. Ir dažnai dideli straipsniai, sakykime, jums gali nieko neduoti išskyrus tai, kad jūs parodysit idėją, nunešit idėją ir tą idėją pradės kažkas kitur daryti, ar ne? Kol jūs iš Lietuvos, jūsų kelias į didelį rinką yra kokius 3-4 kartus ilgesnis negu iš Londono. Deja, bet taip yra. Mes iš tikrųjų esam truputėlį ne toj vietoje gimę, jeigu mes šnekam apie būtent grandinę išėjimo į didelės rinkas. Nes nepasitikėjimas lietuviškom įmonėm tikrai yra didžiulis. Ir ką daryti, bet, pavyzdžiui, 2 metus iš eilės pirkau golfo įrangą iš Didžiosios Britanijos vieno saito, kuris dar pardavinėjo lietuviams. Šiemet jau ir tas nepardavinėja. Latviams dar pardavinėja, lietuviams jau nebe.
Ar ne? Tai rodo labai paprastą dalyką. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs turit e-komerciją ir jeigu jūs bandot lietuvišką, ateina net per PayPal'ą, bando atsiskaityti ir mato, kad tai yra lietuviška kompanija, lietuviška kortelė, kuri tą gaus, užmirškit, žmonės iš tikrųjų nenori iš užsienio tą daro. Dėl to dėja, bet vienas iš pagrindinių žingsnių, kad jaučiat, kad pradėsit judėti į užsienį, dėja, jums reikės kažkur tai steigti savo įmonę, kurią daugiau pasitikėtų. Dėja, kol kas mes turim tą variantą. Estai jau turi tą, sakykime, inovatyvios šalies reputaciją, jinai kūrėsi, ją jau labiau pasitikė. Bet mes, iš tikrųjų, jūs, tas didelis būrys žmonių, jūs esate ta karta, kuri turi sukurti tą pasitikėjimą šalim, kurie tikėtų, kad kas čia vyksta, tai nėra kortelių padirbinėjimas, tai nėra, sakykime, tik tai fraudas. Tai va čia tie iššūkiai, kuriuos mes labai aiškiai pamatėm. Tai va, tai jeigu 68% naudoja, reiškia, jūs puikiai žinot, kas tai yra. Ar ne? O sunku pasakyti, tai yra 10%, kurie iš tikrųjų, aš irgi kartais sakau, negaliu pasakyti, kas tai yra konkrečiai. Klausimas yra dar kitas, kai mes šnekamės, tokie kartais labai smulkus dalykai. Aš šiandien praėjau per du tuos šaltinius, tai yra per Crunchbase ir per AngelListą. Ir man labai įdomu, kiek iš jūsų ten esate. Nes dėja, kaip sakat? Ne, man tiesiog yra įdomu šitie du šaltiniai, nes dėl vienos paprastos priežasties, kad ten lietuviškų aš radau labai mažai. Ir tas mane labai tikrai nustebino, nes yra paprasčiausi dalykai, kurie yra lengviausiai padaromi. Jie nereikalauja nei lėšų, jie nereikalauja nei didelio laiko sąnaudų, jūs ten turit tiesiog susidėti tinkamai informaciją. Vienas dalykas, kad kas yra ten svarbu, kad ten sukasi bendruomenė, ta pati, sakykime, angelų, tie, kas gali investuoti, ten sukasi, ten yra galimybė užklausyti darbuotojų, kurių jums reikia pagal vienu ar kitoj rinkoje. Jūs ten galite nurodyti, kokias rinkas jūs norite išeiti. Visi šitie dalykai yra praktiškai nemokami ir dėja, bet lietuvių aš ten radau labai mažai. Dėl to tikrai tie, kurie nesat, aš tikrai skatinu, pasižiūrėkit viską, kas yra toj ekosistemoj, kad jūs ten būtumėt, kad jūs būtumėt matomi, nes tas pats TechCrunch'as, kuris rašo, pavyzdžiui, jūs išsiuntėt pranešimą spaudai, jūs išsiuntėt patį paprasčiausią elektroninį paštą redaktorių, sakydama, žiūrėkit, mes esam toks startupas, mes darom tą ir tą. Ką jūs pirmiausia daro? Jie eina į Crunchbase ir žiūri, o jūs ten esat, ar jūs ten nesat. Nes dažniausiai visą basic informaciją, būtent, kad Crunch'o redaktoriai pasima iš Crunchbase'o. Tai šitoj vietoj yra labai svarbu, kad nereikia didelių kartais pastangų, reikia tiesiog labai aiškiai suvokti, kur jūs būtinai turit būti ir kas jums yra galbūt kaip prabanga kol kas vienam ar kitam etape. Taip, jeigu jums reikės, sakys, to vadinimo Salesforce'o Britanijoje, natūralu, ten bus kiti pinigai, ten bus kiti žmonės, kurie tą rinką išmano ir kurių, sakykime, mums iš tikrųjų pagalbos reikės. Tai ką turim? 76% iš esančių žmonių ten nėra registruoti. Tai pirmas darbas, ką jūs turėtumėt padaryti iš čia išėję, persižiūrėti tas sistemas, užsiregistruoti, užpildyti viską. Nes ten yra labai aiškiai parašyta su tipsais, kaip tą padaryti ir ten būtinai būti. Pradėkit nuo to ir būkit ten, kur jūs galite būti įdomus. Nes, kaip minėjau, bendroji žiniasklaida, jūs esat neįdomus. Tiesiog, visi mes esame neįdomus, kaip ir bet koks mūsų projektas, kurį mes darom lygiai taip pat. Kai bandot daryti, kaip pristatyti, ar ne, kaip tapti šiek tiek įdomesniais. Ir Monika viską supasakojo labai aiškiai, kas nepraeis per bendrąją žiniasklaidą, kas nebus įdomu, tai sugalvokit kažką, kas galėtų būti kaip projektas, kas galėtų būti kaip, sakykime, vienas ar kitas veiksmas,
kuris parodytų jūsų projekto naudą platesniai visuomeniai. Jeigu šito nėra, platesnė visuomenė, tai spauda tiesiog nepriims tos informacijos, kurią jūs siunčiate. Tai dėl to kartais verta pasukti galvą, kartais verta tiesiog susitikti su žmonėm, kurie yra galbūt iš komunikacijos, iš kūrybos ir tiesiog pasišnekėti, kaip jie matytų to produkto panaudojimą, ar ne, bet platesniai visuomeniai. Atrasti tą kitą kampą, o kodėl tai gali būti įdomu. Nes yra mano mėgstamas anekdotas apie komunikaciją ir kaip pasiekti savo auditoriją. Ir baigdamas, man atrodo, savo palikdamas... Kadamas? Ok, tai, žodžiu, mirė vairuotojas troleibuso ir kunigas. Abu nueina pas Šventą Petrą, Šventas Petras sako, klausyk, tu kunigėlį sako į skaistyklą, kuriam laikui sako, o troleibus vairuotojas tiesiai į dangų. Čia sako, palauk, aš nesupratau, sako, tik aš visą gyvenimą skaičiau pamokslus, skaičiau žmonės į tikėjimą, sako, aš į skaistyklą, o tas girtuoklis tiesiai į dangų. Jo, sako, žinai, yra problema, kai tu skaitai pamokslus bažnyčia, visa bažnyčia, žmonės bažnyčioje miegojo, kai jis vairavo, visi meldėsi. Iš tikrųjų yra, kokiu būdu pasiekti auditoriją, kad jūs išgirstų, kad nusiųst tą žinutę, supakuoti ir nusiųst tai auditorijai, kad jinai išgirstų. Ir kas yra blogiausia, kad Europa yra tikrai labai suskaldytas kultūriškai kraštas, kad kiekvienoje rinkoje jūs kiekvieną kartą turėsit bandyti atrasti tuos specifinius dalykus. Nes vienoje rinkoje suveikia, kitoje nesuveikia. Vienoje rinkoje pasižiūrės vienaip, kitoje kitaip. Sena istorija iš mano darbo su Jukos kompanija, matyt, pagal amžių ne visi ir prisimena, kas tai buvo per kompaniją. Bet mes turėjom, būtent mūsų tikslas buvo parodyti, kaip tai yra tikrai labiausiai tarptautiška kompanija iš Rusijos. Ir pas juos buvo valdyboje, Londone, Jukos International UK, buvo valdybos pirmininkas, buvęs Britanijos užsienio reikalų ministras, Lordas Owenas. Ir kai čia kilo, kai jie perpirko 53 procentus akcijų, kilo toks Lietuvoje, oi, kas čia bus, rusai nupirko Mažeikių naftą, visą kitą, tai būtent mes sugalvojom, kad atsivežam jį, kad parodytum, nes tu gali sakyti, kad tu esi tarptautinė kompanija, ne? Bet kai tu atsiveži buvusi užsienio reikalų ministrą Didžiosios Britanijos, tai aš atsimenu reakciją amžinatilsį Brazauskas, jis tuo metu buvo premjeras. Jo pirmas klausimas buvo, tai jūs esate tas pats Lordas Owenas, sako, jo, aš esu tas pats. Tai aš atsimenu vienintelį mano gyvenimo istoriją, 20 minučių panoramos, vien tik Lordas Owenas. Tokio padengimo mes nebuvom turėję. Tai ir tas viskas gerai praėjo, kažkur po poros mėnesių man skambina kolegos iš Maskvos, sako, klausyk, nes man teko koordinuoti komunikaciją 7 valstybėse, Centrinės Europos, įskaitant Kroatiją. Ir mes Kroatijoje ten buvo projektas padaryti reversą, persukti būtent naftotiekio judėjimą iš žemyno, iš jūros į žemyną, iš žemyno į jūrą. Ir sako, padarom tą patį, nusivežam Lordą Oweną į Kroatiją, sako, susitinkam su valdžia, viskas bus super. Ačiū Dievui, užteko man smegenų paskambinti kolegom į Kroatiją, sako, klausykit, kaip jums šitą idėją? Jie sako, no way. Nes Lordas Owenas Balkanų karo metu buvo ES pasiuntinys derybininkas taikai. Tai Serbijoje jis yra priimamas kaip kroatų šalininkas, Kroatijoje kaip serbų. Sakė, nerodykit šito žmogų, net nesakykit, kas jis yra jūsų. Tas pats žmogus, ta pati Europa, visiškai kitos reakcijos. Tai dėl to jautrumas komunikacija yra vienas iš pagrindinių dalykų. Niekada negalvokit, kad tą, ką padarėt Lietuvoje, gali suveikti Latvijoje ar gali suveikti, pavyzdžiui, Lenkijoje. Niekada negalvokit, kad tas, kas suveikia Didžioji Britanija, gali suveikti Lietuvoje. Ir jeigu kartais nežinot, testuokitės, sakau, susitikinėkit, skirkit laiko susitikimams su žmonėm, su šnekėjimu, tie, kurie kažką yra darę. Jums tai kainuos valandą, pusantros, bet jūs gausit neįkainojamas patirties. Aš lygiai taip pat, bandydamas, sakykime, pačioj pradžioj, o kaip tą projektą klijuoti, ėjau pas žmonės, kuriuos pažįstu, kurie yra darę ne vieną tarptautinį, sakykime, projektą, kas yra susijęs su komercija, ir sakau, klausyk, nieko neišmanau, tu man
pasakyk, ką ten daryti. Ir toj pačioj komunikacijai, dabar jau aš žinau, kiek socialiniai tinklai veikia, kiek apsimoka, kiek neapsimoka. Bet tai buvo 3 mėnesiai juodo naktinio darbo ir klaidų aiškinantis, o kaip tą pasidaryti. Nes gali, aišku, pasisamdyti agentūrą, susimokėti, bet dar klausimas, ar tai reiks. Po mūsų epibarometro projektų, kurį mes pasileidome ir kurį iš tikrųjų padengė praktiškai pagrindinė pasaulio agentūros, Reuteris, CNN-as, mes gaunam dabar labai daug, sakykime, tokių agentūrų iš Amerikos, sako, ko mes jums padarysim čia komunikaciją. Ir kas yra įdomiausia, kad atsiunčia pasiūlymus, kuriam sako, mes jums sukursim puslapį. Tai kad mes jau nereikia mums puslapį, mums 2 puslapį jau jos sukurti, mes juos turim, ar ne? Bet tokių dalykų bus daug, pas jūs ateis daug komunikacijos specialistų, gali pasakyti, mes čia jums viską padarysim. Dažniausiai jums kaip startupui reikia absoliučiai unikalaus sprendimo, kurių niekas nėra daręs. Kažką panašiai galėjo daryti, bet nėra daręs to, ką jūs, nes kiekvienas jūsų projektas greičiausiai yra tiek unikalus, kad komunikacijai lygiai taip pat reikės pasukti galvą, kokiu būdu tai padaryti. Tai su ta liūdna žinia, tiesą pasakius, aš norėčiau ir baigti, kad vis tiek viską reikės daryti patiems. Kitas dalykas dar iš komunikacijos, nes daug dar dėstyt, jeigu turite auditoriją, su kuria šnekatės, paprašykit visą laiką įvertinti ir gauti atgalinį ryšį. Ir nebijokit, jeigu sakys, kad nusišnekėjai. Ar ne, nes visą laiką yra geriau žinoti tikrąją situaciją, negu galvoti, kad esi labai krūtas ir labai tokas negeras. Tai va šitoj vietoj labai jūsų prašau, skirkite kelias sekundės ir tiesiog kiek tas mūsų pokalbis buvo naudingas. Ir tuo pačiu galit užduoti klausimą.